Tai, premjerė, tai gal tada nuo žmonių, nuo minimalios algos, tai nuo naujų metų 1000 litų, ar ne? Taip. Mes visada turim galvoti apie žmonės ir apie žmonės kalbėti. Ir taip, pirmiausia, noriu pasakyti, kad minimali mėnesinė alga nuo sausio 1 dienos bus padidinta iki 1000 litų. Paskui, nes darbo partijos yra pažadai 1600 litų. Tai gal kadencija baigiantis ir bus 1700 litų. Premjerė, dėl kai kurių neatkurtų dar išmokų, ne apie pensijas kalbama. Kada planuojate atkurt pradėti? Apie kurias jūs išmokas? Apie algos, vaiko pinigai ir visi kiti. Turiu pasakyti, kad bus sudaryta darbo grupė, svarstyti šitą klausimą ir tikrai jūs artimiausiu metu išgirsit, bet ateinančiais 13 metais tikrai tų sprendimų neprimsime. Minimi 2014 metai, ar realu? Tai matysim, kokia bus finansinė situacija, kaip vykdysim kitus mąstytus kriterijus. Reikia, aišku, Lietuvai suvaldyti infliacinės, puikiai suprantat, kaip padidėjo kaina elektros energijos, kas irgi turi poveikį infliacijai. Ir manau, kad antrajame ketvirtyje mes konkrečiau galėsim kalbėti apie tam tikrus įsipareigojimus, kurie bus įgyvendinti ateityje. Ar tas pats galioja ir pensijų kompensavimui? Taip, nes turi būti priimtas, ar pirmiausia paruoštas įstatymo projektas dėl pensijų kompensavimo tvarkos patvirtinimo ir išdėstymo per keletą metų. Jūs sakėte, kad turi būti labiau apmokestintas kapitalas, mažiau darbas. Ar tai reiškia visuotinį, pavyzdžiui, turto mokestį? Ne, tai nereiškia visuotinio turto mokesčio tikrai nebus. Nes tai būtų gyventojų gyvenimo apsunkinimas mūsų šalyje, jeigu mes visiems žmonėms įvestumėm nekilnojamo turto mokestį. O ką tai reiškia? Ką jūs planuojate? Tai reiškia, kad bus atidžiau nagrinėjamos, pavyzdžiui, pelno apskaitos tam tikros peripetijos. Kažkada buvo neperseniausiai, pavyzdžiui, priimtas įstatymas, kuriame yra numatyta, kad verslas, kuris turi keletą įmonių arba daug įmonių, gali konsoliduoti pelną. Čia buvo labai daug diskusijų tuo metu, aš atsimenu, ir anksčiau buvo toks noras, kada dirbau biudžeto ir finansų komitete. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes dabar atliksim analizę, ar tai nėra specialiai daroma, sukuriant tam tikras nuostolingas įmonės, taip, ir parodomas didžiulis nuostolis, o kita veikla, kuri vystoma kitoje įmonėje, duoda didžiulį pelną, bet kada konsoliduoji pelną per visas tas įmonės, parodai, kad bendras konsoliduotas pelnas yra neapmokestinamas. Tai pirmiausia, mes atlikę išsame analizę ir tikrai turim gerų specialistų ir bus mano keletas ir patarėjų vyriausybėje, perėsim prie konkretaus analitinio darbo finansų srityje, o ne tai, kaip vakar paklausiau mokesčių inspekcijos vadovybės, kada buvo pakviesti į vyriausybę dėl mokesčių administravimo gerinimo, tai buvo atsakymas, jeigu nesuklaidino nei vieną kartą per 4 metus. Premjerė palaikė Sarkozonį ir nauji kandidatai į laisvus postus sudaryti. Kas jums sakė? Yra skelbiama žiniasklaida, kad yra kandidatai. Yra, taip, yra tokie. Tai juos nešė prezidentė. Galiu pasakyti, kad man asmeniškai teikia viltį, kad šitie žmonės būtų pateikti prezidentui. Ar jums nekyla klausimų? Ar jau reikės dar kol kas sukas. Ūkio ministerijos patarėja būtent ES pinigų skirstimui, o dabar kyla įtarimų dėl 5 procentų darbo partijos nelegaliai buhalterijai. Tai ar viskas yra iššūkis? Šitos informacijos neturiu. Premjerė, kalbant apie pirmąjį būstą, užsiminėt, kad jaunimas gali tikėtis lengvatų. Gal jau žinot, koks tas galėtų mechanizmas preliminariai, nes kalbėjote? Taip, aš ir anksčiau esu sakęs šitą mintį, kad dalis ES šalių jau yra pareiškę norą, kad būtų galima įgyvendinti finansinių sandorių mokesčių įstatymą. Ir aš manau, kad nauja vyriausybė irgi kreipsis į Europos komisiją su prašymu, kad ir Lietuva galėtų žengti šitų žingsnių ir iš šio mokesčių gautos pajamos būtų apskaitomos specialioje programai
ir tos programos lėšos būtų numatytos skatinti jaunus žmonės įsigijant būstą arba gaunant. Kokio dydžio būtų? Negaliu šiandien pasakyti. Premjerai, jūs žadėjot, kalbėk nes Kubilius, tai ką reikia? Ką reikia klausti, paskui Kubilius. Yra pasakyti. Nepasakyk, žinok, neverta. Tikrai. Aš ir tariau savo pranešimą, bet gali atsitikti taip, Tikrai kad klausiu, statysim ar ne? pasistengsime eurą įsivesti ir su Latvija. Bet tai čia po tiek Ukraina, tiek valstybės. Ar statysite Visagino atominę elektrinę? Yra numatyta programai, kad bus peržiūrėta nacionalinė energetikos strategija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus ten pasakyta, ar statys, ar nestatys, ar tiesiog bus kažkokios kitos naujos technologijos. Tai premjerė Lietuva dar gali statyti atominę elektrinę? Šiandien dar aš jums nieko negaliu pasakyti. Ne, programos vis. Kiškis, Kubilius. Kai apsispręsim, tada pasakysim. Dėl Lenkų rinkimų akcijos jie siūlo uždrausti abortus. Ir vienas iš... Programoje nėra numatyta. Taip, bet jie sakė vis tiek teiks ir vienas iš pirmųjų darbų bus. Tam Močiūrinė sako, tai kaip jūs palaikysite? Ne, buvo šitas pasiūlymas pateiktas iš jų pusės svarstant ir ruošiant vyriausybės programą ir koalicija buvo sutarta, kad tokios nuostatos nebūtų rašytos. Ačiū labai. Ačiū. Viskas.